Kelk sėdmenis. 9 kortelė. Patogiai įsitaisykime savo šviesioj, linksmoj vietoje, kur patogiai ir turėtumėm vietos. Rankas stabiliai įsikabinkime į kėdės stalo atlošą ir susipažinkime maloniai su judesiu. Vieną kojytę, antrą kojytę. Vieną kojytę, antrą kojytę. Techniškai jaučiam, kaip judesys keliauja į priekį atgal, priekį atgal, į priekį atgal. O dabar pastiprinam, dirbam iš raumenukų. Suspaudžiam kojas, kiek leidžia jūsų galimybės. Judesys jaučiasi sunkus. O dabar pasunkinam, susipažįstam sunkesnių judesių. Pakeliam dubenį į viršų, stabilizuojam save, kiek mūsų kūnas leidžia ir vėl susipažįstam su judesiu. Kūno svoris, kiek leidžia galimybės, išlaikome ant rankyčių. Vėl pasunkiname kojas, sėdmenis, pilvą įtempiame. Dirbame iš raumenuko. Norint išlaikyti tikslesnės pozicijas, pėdų padėtį laikome tiesiai, nežiūri į kairę, nežiūri į dešinę, o išlaikome tiesiai. O dabar prijungiame ir rankas. Ir su šuoliuku pakaitomis, įtemptam kojom, įtemptam pilvu, dirbame iš raumenų. Taip atliekame pagal savo galimybės 10-30 kartų. Kelk sėdmenis.